Atnešk savo širdį. Stokime į kovą vieningi. Rinktinę remia Hummel, Toyota Tokvila, Sharp, Vytautas. Taigi, treneri, tokios kovingos rungtynės, kaip jos jums žiūrėjusi, kas galbūt pavyko, kas ne? Sakykime, turbūt, kad praktiškai niekas nepavyko. Mes žaidėm nuo pat pirmų minučių ne tokį žaidimą, kokį planavom. Užduotis buvo neįvykdytos praktiškai 100%. Nežinau, labai daug techninio broko buvo. Noris net atsiprašyti žiūrovų. Kas sąlygoja tą broką, ir man taip atrodė, kad kai kurios vietose tokie paprasti visiškai perdavimai buvo vis tiek netikslus, galbūt pervargę žaidėjai, gal tas karštis kažkiek lėmė? Labai sunku, aišku, pasakyti. Karštis tai ko gero 100% tai lėmė, bet tai varžovam irgi lygiai taip pat prie tokių pat sąlygų turėjo žaisti. Faktas tas, kad esam neprofesionalai, kad žaidėjai daug kas darbuose, negali sukontroliuoti, kad, sakykime, galbūt dieną daug kas leido ant saulės, kas mažiau skysčių vartojo ir panašiai. Tai daug susidėjo faktorių. Marų komandai negalėjo žaisti 5 žaidėjai, kažkiek tai žiūrėjote į tai, kažkiek modeliavote, kad galbūt kai kuriuose pozicijose gali būti tokie kaip ir sąlyginai silpnesni žaidėjai pas juos rungtyniauti? Mes visą laiką stengiamės akcentuoti tai, kad žaisti savo žaidimą, nežiūrėti kaip varžovų nėra vieno ar kito, nes taip jau yra, kad žaidėjas, kuris galbūt sėdėjo ant suolo, jisai išeis ten su dviguba motyvacija. Jisai atidirbs galbūt daug daugiau negu tas žaidėjas, kuris vedantis ir jam nuolat skirsto kamuolius. Tai šitą dalyką tai reikėtų atmesti. Žinoma, kad žaidėjai mūsų komandos lygiai taip pat ir tas antraštės skaito ir taip toliau, tai veikia, tai net neklausimas, kad tai veikia. Pas jūs komandai antram kėliny taip padarėt nemažai keitimų, tai irgi buvo tas noras galbūt kažkiek atšviežinti komandą? Žinoma, norėjosi šviežinti komandą ir perstumdyti norėjosi, bet matėt, kad rezultato pernelyg didelio ir nepasiekėm. Rezultatas toks yra, koks yra, 1-1. 11 rungtynių jau pirmoji lygoje, jūsų komanda debiutantai, ir kaip apskritai jaučiatės tame kontekste? Jaučiamės neblogai, jaučiamės, kad galim žaisti su kiekvieną komandą, nesijaučiam silpnesni nei už vieną komandą ir nesijaučiam pranašesni. Žinom, kad kiekvienos rungtynės bus kovingas ir kad ir kur bežaistume, ar žaistume Kaune, ar žaistume Kėdainiuose, ar su kokia Palanga. Manau, prastos iš tikrųjų rungtynės, nenusisekė labai antras kėlinys. Tikrai jų komanda antrą kėlinį geriau atrodė. Mums tikrai kažkokios prastos rungtynės, nesužaidėm antrą kėlinį. Pirmas kėlinys dar buvo visai neblogas iš mūsų pusės, o antrą kėlinį pasimetėm, tiesiog niekas nebesigavo. Ko pritrūko? Atrodė, kad pirmam kėlinį ir antram kėlinį gal tokių klaidelių darėte aikštės viduryje, kur atrodo, kad tikrai dažniausiai tokių nedarote. Kas tai sąlygoja galbūt? Nežinau, iš tikrųjų. Galbūt. Žinoma, karštis buvo, bet abi komandos iš tikrųjų veikia. Susirinkom kas po darbų, kas po mokslų, kaip kam išėjo. Nežinau net iš tikrųjų tų priežasčių, bet tikrai niekas nesigavo šiandien, žodžiu. Pirmas kėlinys dar iš tikrųjų, dar bandėm kovoti, dar šiek tiek ir tas futbolas gavosi kažkoks gražesnis, o antram kėlinį nieko, absoliučiai. Kaip pats tos pirmos lygos įspūdis, jau sužaidėt 11 rungtynių, jau apsičiupinot, kaip sakant, tą pirmą lygą, jau pajautėt, kaip prieš kurias komandas, kaip reikia rungtyniauti? Visos komandos, ką pastebėjau, tai visos komandos tikrai apylygės, su kiekviena komanda reikia kovoti, nieks nenori atiduoti lengvai taškų, visi kovoja, stengiasi, ir mes tam bendram kontekste, aš manau, neiškrentam. Stengiamės kovoti, kaip gaunas, taip gaunas. Manau, viskas dar prieš akį.